šiais laikais mes visi gyvenam tokį neramų gyvenimą. Keičiasi mūsų aplinka, keičiasi labai smarkiai geopolitika, žmonės labai dažnai būna įsigandę, sunerimę dėl ateities, nežino, kas bus rytoj, prasidėjo karai ir mūsų gyvenimuose atsirado labai daug nerimo. Todėl šiandien aš kaip tik norėčiau galbūt šiek tiek visus nuraminti ir papasakot, kas mūsų laukia. Mūsų turiu galvoj visos žmonijos. Ir galbūt įkvėpti kažką. Įkvėpti, padrąsinti. Mums nėra ko bijoti. Taigi, kažkada seniau astrologija nagrinėjo žymiai gilesnius dalykus, negu nagrinėja dabar. Astrologija aiškino, iš kur atsirado gyvybė, kaip jin vystėsi, iš kur mes atėjom, kur keliaujame, kur išeisime. Ir tik vėliau, žymiai vėliau, praėjus 1000 metų, jinai pradėjo aiškinti, prognozuoti žmogaus likimus. Tiesa, iš pradžių jin prognozavo karalysčių, tautų likimus, vėliau karalių, ir dar vėliau didikų likimus. Tik paskui atėjo eilė paprastam eiliniam žmogeliui. Tai buvo, aišku, labai senai, 7000 metų prieš Kristų. Atsiprašau, ne prieš Kristų, 5000 metų prieš Kristų, tai iš viso nuo dabar 7000 metų. Ir astrologija gimė Mesopotamijoje, Tarpupyje. Iš ten jinai pasklido keliomis kryptimis ir, aišku, viena iš krypčių jinai išėjo į Judėją su Abraomu, žydų protėvių, o kita kryptis pateko į Indiją. Aišku, dar buvo daugiau tų šakų, yra kitų šakų, turbūt mes kilmės nežinom, kaip sakysim, actekų, Šiaurės ar Pietų Amerikos, ten irgi astrologija buvo gal kiek kitokia, ten neaišku, iš kur šaltiniai yra, bet tas vienintelis šaltinis, apie kurį kalbam, tai yra Mesopotamija. Tai va, šita astrologija mesopotamiška, jin aiškino, iš kur mes ateinam ir kur išeisim ir iš kur atsiranda gyvybė. Kažkada buvo toks traktatas didžiulis, senovinis, parašytas labai senai, prieš 1000 metų, vadinasi Enoma Eliš. Jis buvo parašytas dar dantyraščių ant lentelių ir dalis jo, aišku, ten likučiai, kas yra išlikę, yra šiuo metu saugomi Berlyno istorijos muziejuje. Taip pat apie gyvybės kilmę aiškino ir indų astrologai, iš kurių turbūt žymiausias yra Šri Jukitešavara, jo mokinys yra Jogananda. Ir jie labai įdomiai aiškino apie tos dalykus, kaip atsiranda sielos, kaip atsiranda gyvybė. Ir įdomiausia, kad šitos atgarsius, tai kai jie aiškina, jie nebuvo vieniši. Tuos atgarsius atkartoja ir mūsų kai kurie Europos mokymai, bet apie tai šiek tiek vėliau. Tai kągi šneka, pavyzdžiui, indai, indus irgi labai panašiai kaip indai šneka budistai. Iš pradžių Dievas yra visiškai tamsoje ir jis miega. Ta jo būsena, kai Dievas miega, vadinasi pralaja. Dievas miega milijonus metų. Netgi galim sakyti, net ne milijonus, milijardus metų. Sunku net nuspėti, kiek tai metų yra, nes tuo metu nėra nei materijos, nei laiko, neegzistuoja nieko. Iš vis nėra nei žemės, nei planetų, nei žvaigždžių, iš vis nėra materijos, taigi nėra jokio judėjimo, o kadangi nėra judėjimo, mes negalim sakyti, kad yra iš vis laikas. Taigi mes negalim net sakyti, kiek čia laiko yra. Ir štai netikėtai Dievas, indai sako Brahma, budistai sako Buda, ima ir pabunda. Pabunda nei iš šio, nei iš to. Ir jis, kai pabunda, jisai iškvepia. Ir iškvepia daugybę pasaulių. Daugybę įvairiausių materijos formų.
iš pradžių tai yra chaosas šita materija. Net negalim pasakyti, kad atsiranda pirmieji elektronai ar protonai ar atomai. Tai yra materija, jau kažkokios dalelės, bet jos juda labai chaotiškai. Ir pats pirmas dalykas, kurį sukuria Dievas, tai būtent ir sukuria materiją. Materija tai nėra kažkoks pagal jos kažkokia forma, bet tai yra, reikėtų suprasti kaip būtybė, kuri atsakinga už materiją. Arba jeigu mes žiūrėsim į analogus krikščionybėje, netgi tam pačiam hinduizme, tai pirmasis tas padaras, kurį sukuria Dievas ir kuris atsakingas už visą materiją, tai yra, mes galėtumėm savais žodžiais pavadinti šėtonu. Arba tai yra blogis, kuris valdo materiją. Ir apie tai kalba ne tik hinduistai ar budistai, apie tai kalbėjo ir katarai kažkada tai, kurie buvo irgi krikščionybės viena iš sektų, patys tikriausi krikščionys, kurie gyveno pietų Prancūzijoje, apie tai kalbėjo bogomilai, kurie gyveno Bulgarijoje kažkada ir jų teorijos irgi labai įdomios yra. Bet nenukrypkim tik tiek, kad, sakau, indai nebuvo vieniši tose savo mokymuose. Ir Dievas taip pat sukuria principus, kuriais vadovaujasi tas padaras, kuris atsakingas už materiją. Dievas tai yra absoliuti laisvė, jeigu mes suprasim Dievą. Laisvė, meilė, labai aukšto lygio vibracijos, gėris ir absoliuti laisvė. Tik tai Dievas, kadangi prieš tai buvo visiškai tamsoje ir jis neturėjo jokios atskaitos taško. Jis net nežinojo, ar jis juda, ar stovi vietoj, ar į kairę, ar į dešinę, ar žemyn, ar apačioj, kuria kryptim jis juda ir iš vis ar juda. Ir tik tai, kad atsiranda atskaitos sistema, tik tada galima suprasti, Dievas gali suprasti savo būseną. Tai vat pradžiai reikalinga atskaitos sistema. Ir šita atskaitos sistema Dievui yra būtent materija arba tas šėtonas, kuris valdo materiją. Ne? Ir jeigu Dievą mes įsivaizduot galim kaip kažką, kas yra viršuje, aukštai, mes sakom danguje, ne? Tai galim įsivaizduot, kad tas šėtonas, padaras, kuris valdo materiją, jis yra apačioj. Ir nuo tada prasideda didžioji dieviška kūryba. Va tada sukuriami pirmieji pasauliai, atsiranda dėsniai tiesa materijos. Kaip turi jungtis atskiros dalelės, atsiranda protonai, neutronai, kvarkai, atomai pradeda jungtis, formuotis į stambesnės struktūras, atsiranda pirmosios žvaigždės, žvaigždės auga, plečiasi visata visa. Ir tose žvaigždėse irgi atsiranda gyvybė. Iš tikrųjų, jeigu mes panagrinėsim, tai analogų yra labai daug su darvinistinė evoliucijos teorija. Darvinistai irgi panašiai sako, kad iš pradžių kažkas sprogo ir po to sprogimo metu, kuris tęsiasi jau be 20 milijardų metų, pradėjo vystytis, evoliucionuoti, atsirado iš pradžių kažkokios sudėtingesnės struktūros, planetų sistemos, gyvenamos planetos, pagaliau atsirado pirmosios gyvybės formos, ne? Ir visa tai sudėtingėjo, darėsi sudėtingesnė, bet tai nieko panašaus nėra su dvasinė arba ta indiška evoliucija, apie kurią aš dabar kalbu. Nes darvinistinė evoliucija kalba, kad viskas vyko atsitiktinumų dėka. Atsitiktinai susijungia kažkokios molekulės, atsitiktinai susijungia sudėtingesnės junginius ir vis formavo sudėtingesni junginiai, kol atsirado pirmieji organiniai junginiai. Bet tai mes irgi apie tai kalbam, bet biškį vėliau, aš nenoriu viską suplakti vieną, tai kalbėkim mes dabar ne apie darvinistinę evoliuciją, o apie dvasinę evoliuciją, kuri iš principo skiriasi. Ir šitie padarai, aišku, atsiranda daug planetų visų pirma, sakykim taip, kurios įsidėsto ratu, žiedais, nuo pačios artimiausios yra prie Dievo. Tai yra net ne planetos, o planetų sistemos, galim sakyti visatos.
prie tų visatų yra irgi žvaigždės, prie žvaigždžių yra planetų sistemos, kuriuose irgi yra gyvybė. Bet šita gyvybė, kuri atsiranda, jinai yra, nuo Darvinys neskiriasi tom, kad nuo pat pradžių jinai yra absoliučiai tobula. Ir nei vieno nėra padaro, kuris būtų netobulas. Tuo tarpu Darvinas kalba, kad tie padarai iš pradžių buvo netobuli, paskui vis labiau tobulėjo, kol įsivystė į kažką į žmogus, sakysime, ne? O ten yra kalbama, kad jie nuo pat pradžių buvo tobuli. Tik tai dabar šitas vystimasis reiškia arčiausiai Dievo, kur yra tos planetos, sakykime, arba sistemos kažkokios. Ten atsiranda labai įspūdingos gyvybės formos, kurios yra panašios, sakysim, jos labai mažai turi materialumo ir yra labai panašios iš tikrųjų dar į Dievą. Jos praktiškai neturi tokio apčiuopiamo kūno. Galim sakyti, kad įsivaizduot kažkas panašaus į kaip debesėlių formos, ne? Yra kažkas labai retas tas jų kūnelis, ne? Ir tai yra labai didingos sielos iš tikrųjų. Tai iš tikrųjų dar nėra žmonės, tai yra padarai, kurie puikiai jaučia Dievą, telepatiškai jaučia, jie tiesiog žino, kad jis yra, nereikia įrodinėti. Ir jie gyvena palaimoje, jiems nereikia maisto, jiems nėra nei šilta, nei šalta, jiems nereikia rūbų, jie gyvena idealioje komfortiškoje būsenoje. Ir kadangi sąlygos yra palankios, tai, sakysim, ten nėra jokio pykčio, karų, nesutarimų ir vyrauja tik tai meilė. Vyrauja labai stiprus rezonanso principas, kada yra pasiunčiama meilė ir ta meilė yra sustiprinama kito kažkokio padaro ir jinai nuo dviejų tų padarų ir dar labiau sustiprėja. Gaunasi labai galingi meilės srautai, labai galingos energijos ten yra. Ir iš tikrųjų tai yra palaimos energijos, didžiulės palaimos energijos. Aišku, ten turbūt gal nieko įdomaus ir nevyksta. Toliau žemiau planetos vis labiau evoliucionuoja arba grimsta į materiją. Kuo jos toliau nuo Dievo, tuo labiau grimsta į materiją. Ir kuo arčiau materijos yra šitie padarai, tuo jie labiau gyvena pagal materijos dėsnius. Jie vis labiau jaučia šilumą, šaltį, skonį pagaliau. Jie pradeda spręsti, kas yra skanu, kas neskanu. Jie gali jau valgyti daržoves, vaisius. Ir supranta, kad kai kurie iš jų gali būti labai skanus, kitie visiškai neskanus. Atsiranda pirmieji kūniški malonumai. Ir šitas ryšys su Dievu, jis dar išlieka. Žmonės dar, tiksliau ne žmonės, aš neteisingai sakau, tie padarai, kurie ten gyvena, dar jaučia ryšį su Dievu, bet jie jaučia, kad yra kažkas labai stipraus, kur irgi juos veikia. Šiluma, šaltis, gali, reiškia, maistas ir atsiranda pirmosios turto formos. Kažkas turi daugiau maisto, kažkas mažiau, nors maisto yra apsčiai. Iš tikrųjų dar kažkokių konfliktų, ginčių didelių dėl to turto, sakysim, dar nėra. Ir toliau dar žemesnėse formose jau daug kas pamiršta, kad yra Dievas. Jie tiki, kad yra Dievas, bet tai jau tikėjimo forma, bet tai jau nebėra žinojimo, dingsta telepatinis ryšys. Ir čia atsiranda pirmosios Vedos. Vedos kaip rašytinis šaltinis, kuris aiškina, kaip reikia gyventi. Nes jau daugelis žmonijos, jau galim sakyti, gal čia pirmoji žmonija, ne? Kur jau užmiršta dėsnius, kad reikia bendrauti su Dievu, kad Dievas sukūrė viską ir paprasčiausiai dingsta tikėjimas, kad yra kažkas tai gero, aukštesnio, šviesesnio. Ir atsiranda jau tarp tų padarų, galim sakyti, tų pirmųjų žmonių konkurencija. Aišku, jau yra stipresnis pojūtis šalčio, atsiranda pirmieji karai, atsiranda baimės pojūtis, atsiranda pirmosios lygos, atsiranda stichijos,
nes iki tos stichijų jokių nebūdavo. Visada šviesdavo saulė, visada būdavo giedra. O dabar atsiranda potviniai, kataklizmai kažkokie, kurie gali nusiaubti žmonių gyvenimus. Aišku, jie nėra dažni, jie yra reti, bet baisiausia yra tai, kad patys žmonės pradeda konfliktuoti ir atsiranda didžiulis atskirimas tarp žmonių. Žmonės nebesupranta, kad jie yra dalelė to paties Dievo. Nes visi šitie padarai, apie kuriuos aš kalbu, kurie tiek aukštesnėse formose gyvena, tiek žemesnėse, tai yra Dievo dalis, nes tik atsibūdęs Dievas iškvepia. Ir iškvėpdamas jis paleidžia daug sielų. O šitos sielos tai yra iš jo kvėpavimo, tai yra jo dalis, to paties Dievo dalis. Tai tos pirmosios galingos sielos, mes galim jas palyginti, kad mums lengviau būtų suprantama pirmosios su archangelais kažkokiais, Biški žemiau pas mus stovėtų pagal evoliuciją tie angelai, kur irgi labai aukšto lygios sielos, bet jau nebe to statuso yra. Ir su Dievu irgi ryšys yra šiek tiek prastesnis nei tų archangelo, Ir apačioj yra irgi kažkokie, galim sakyti, gal pirmieji žmonės, bet jie yra gana tokie geri, dar laikosi padorumo normų, moralės normų. Tai pagrindinis yra skirtumas. Ir pagal tai visos tos zonos, iš tikrųjų tai planetų zonos, mes galime suskirstyti planetų sistemas, netgi mes galime suskirstyti į tokius 4 pagrindinės epochas. Tiksliau, ne mes galim, o tai daro indai, tiek budistai. Tai pirmoji ta tokia labai stambi dalis, kuri vadinasi aukso amžiumi arba satija juga, joje ir gyvena tos šventos būtybės, tie archangelai, kurie turi labai tamprų ryšį su Dievu ir ten gyvena palaimoje. Vėliau žemesnėme lygmenyje yra treta juga. Treta juga, tai jau sakysim, irgi tai gana aukštos būtybės, aukšto statuso, kurie tarp jų yra išlaikytas ir ryšys su Dievu, bet jau jaučiami pirmieji malonumai. Tai būtent tai atsiranda jau treta jugoje. Dar žemiau yra dvipara juga. Ir dvipara jugoje atsiranda jau pirmosios tos nuodėmės, pirmosios lygos, žmonės jau pažįsta, kas yra lygos, kas yra gaivalinės stichijos, tai yra karai, atsiranda pirmieji karai, valstybės pirmosios susikuria, atsiranda materialinė gerovė, kurios vieni jau turi, materialinė lygybė, atsiprašau. Ir vieni žmonės turi daugiau, kiti mažiau, dėl to atsiranda pavydas. Ir kas baisiausiai, kad žmonės, jie jau nebesupranta, kad jie yra tos pačios sielos, kurios kažkada išėjo iš Dievo. Aišku, jie vis gimsta iš naujo, miršta iš naujo ir toliau tęsia savo tą evoliucijos kelią. Tiksliau, pirmoji evoliucijos dalis tai yra devolucija. Yra leidimasis ratų žemyn, nes jie nuo Dievo, visi buvom mes kaip tie archangelai, po to tapome angelais, po to labai aukštos moralės žmonėmis ir leidomės vis žemiau ir kol pasiekėme dviparą jugą, bet ir čia dar ne pabaiga, yra dar žemesnis, kaip pasakyti, sluoksnis toksai, ar sritis, kuri vadinasi Kali juga. Ir Kali jugoje gyvename mes visi. Tiesa, apie tų sričių visų trukmę ir žmonių gyvenimo trukmę yra labai daug reikėtų pasakoti, čia aš nenoriu ten lysti, nes ten yra ir laikais, ir kiek tai amžių trunka, kiek milijonų metų trunka, ten satija juga, treta juga, dvipara juga, Kali juga. Kali juga tiesa pati trumpiausia yra. Bet kaip yra aprašoma Kali juga, tai tada, kai brolis išduos broliai
kai sūnus parduos motiną, motinos pardavinės savo vaikus, kai voksi savo brolių iš savo artimųjų, kai žudys savo artimuosius, nebeliks nieko švento ir žmonės visiškai nebejaus Dievo, nebetikės, šaipysis iš Dievo, tyčiosis ir sakys, kad tai yra įsigalvojimas, labai išaukštins savo protą, vertins tik tai savo protą, galvos, kad jie yra labai protingi ir tuo tarpu Dievas bus pamirštas ir nuošalėje. Ir iš tikrųjų Dievas Kali Jugoje žmonija bus šiek tiek apleidęs. Taip kad apsižvalgykite aplinkui, kur mes dabar gyvename, ar jums netrodo, kad tai panašu yra, kas dabar vyksta. Bet turiu jūs paguosti, nėra taip viskas blogai, kaip iš tikrųjų atrodo. Šitos visos sritys jos turi ne tik devoliucinę dalį, bet ir evoliucinę dalį. Taigi pasiekę dugną, tik pasiekę dugną mes galim pradėti kilti. Ir kilimas irgi prasideda, dar vyksta Kali Juga, jinai tiesa vyks iki 2672 metų. Čia yra mano paskaičiavimai. Pirmosius paskaičiavimus yra padaręs Yogananda ir Šri Jokitešvara, bet jie neteisingai apskaičiavo Žemės precesiją, todėl aš šiek tiek pakeičiau jų skaičiavimus ir pagal mano skaičiavimus ten 100 metų ar kiek yra paklaida ir šiek tiek greičiau bus, atsiprašau, vėliau, negu kad jie rašo. Pagal juos tiesą mes jau esame Dvipara Jugoje, pradėjom kilti, bet pagal požemius, kas aplinkui vyksta, visiškai nepanašu, kad žmonija įgavo daugiau moralės, daugiau reiškia tikėjimo Dievo, grįžo prie Dievo. Dar mums reikės šiek tiek pasimurdyti šičia. Bet toliau, kadangi mes gyvensime ne vieną kartą, vis gimsime ir miršime, aišku, mes jeigu įsivaizduosim, kad mūsų gyvenimas užtrunka tik tai vieną gyvenimą, tai aišku, tada darosi liūdna, kad viskas taip blogai, valdžia korumpuota, kainos kyla, mokesčiai kyla ir viskas tik blogyn. Bet kadangi mes gyvenam ne vieną gyvenimą, tai kažkada vis tiek baigsis ir palaipsniui pradės viskas gerėti. Taigi, kai mes pasieksime Dvipara Jugą, dalis žmonių turės tapti bodhisattvomis, tai yra nušvitusiais. Tai irgi bus žmonės, bet jau kurie laikysi šventumo principų, moralės principų ir galbūt mes jau gimsime ne šioje žemėje. Tai nereiškia, kad mums būtinai reikia visą tą laiką gyventi šioje žemėje, nes yra daugybė planetų, kur yra visai kitokios būtybės, tiek aukštesnės, tiek žemesnės moralės. Ir ten jau mūsų lauks, kaip pasakyti, ir mūsų mūsų bendraminčiai, kurie tokie patys aukštos moralės žmonės bus. Mes nebebūsim taip prisirišę prie maisto, taip prisirišę prie malonumų, pagaliau prie pinigų, prie finansų, nes dabar atrodo finansai pats svarbiausias dalykas. Ir turbūt nebegalvosim, kad mes esam šios žemės valdovai ir viską galim. Galim sukurti dirbtinį intelektą, galim skristi į kosmosą ir viskas priklauso tik nuo mūsų rankų. Mes visiškai pamiršom, kad tai sukūrė Dievas. Dar toliau vėl tęsis kilimas ir praktiškai visos sielos turi pakilti į vis aukštesnius ir aukštesnius sluoksnius. Taigi iš Dviparos Jugos mes pereisim į Tretą Jugą, kur jau žmonija tampa ypač aukštomis būtybėmis, taip, devomis. Pagal mus tai būtų dievai. Devos iš tikrųjų pagal indus tai yra tie dievai, kurie valdo stichijas. Tai irgi ta angelų sritis, sakysim, kurie yra labai jau arti Dievo, bet kurie jaučia patį Dievo buvimą ir vien nuo to jautimo, kurie gyvena harmonijoje su juo, kurie turi labai tamprų telepatinį ryšį, jie jau gyvena palaimos būsenoje. Ir vėl mes grįžtame prie Satya Jugos, kur mes tapsime dienkoganais, taip pat aukščiausiamis būtybėmis. Ir toliau, aišku, mūsų laukia susiliejimas su Dievu. Dabar visas šitas ciklas vadinasi kalpa arba Budos diena ir šita kalpa trunka 4 320 000 metų.
Bet tai nėra pabaiga. Ir aišku, daugelis paklaus, kas toliau bus, kai mes jau pasieksim Satya Jugą. Kas vyks toliau? O toliau labai paprasta, mes grįšim namo. Mes grįšim namo pas savo Dievą, Tėvą, kuris mūsų kūrė. Nesvarbu, kokiu vardu jis vadintųsi, ar Buda, ar Višnu, ar Brahma, ar Alachas, ar Kristus. Tai vis tiek yra labai aukšta būtybė, kuri skleidžia meilę. Taigi mes grįšim pas Dievą ir Dievas ką toliau darys? Jis užmigs vėl. Jis vėl įkris į pralają, kuri truks lygiai taip pat. Skaitoma, kad pralaja trunka tiek pat kaip diena. Jis skaitosi pralaja, kad tai yra Budos naktis, atseit irgi 4 milijonai 320 metų. Bet iš tikrųjų mes nežinom, kiek tai trunka, nes tai ten nebėra laiko. Ar tai gali trukti sekundę, tai gali trukti milijonus metų, gal milijardus metų. Pralają sunku išmatuoti, jinai tik teorinis skaičius yra. Tai va. Ir kas įdomiausiai, kad kildami aukštyn mes suprasim visi, suvoksim, kad mes nėra prieš, kad mes visi esam broliai ir seserys. Tai yra sielos, kurios išėjo iš ten pat, iš to paties šaltinio, iš Dievo. Mūsų šaltinis yra vienas ir tas pats. Ir tik dabar egzistuoja pyktis, mes jaučiam save kaip asmenybės, kažkokias išskirtinės asmenybės, įsivaizduojam, kad mes geresni už kitus. Ir ateis laikas, kai mes suprasim, kad mes visi esam lygus, geri, nuostabus ir mūsų laukia laimė. O dabar šiek tiek dar pasimurdykim ten, kur murdomės. Bet aš tikiuosi, kad jums vis tiek pakėliau šiek tiek nuotaiką. Kad ne viskas pasibaigs tom, kas dabar dedasi, kad tai dar ne pabaiga. Galbūt mes nebegimsim čia, gal gimsime geresniuose pasauliuose. Ir mes gal gyvensim dar daug ilgai ir labai gražius gyvenimus. Tai tam kartui tiek. Geros visiems nuotaikos.